Taigi šį šeštadienio rytą mūsų laidoje Padėkime augti, svečiuojasi virtuvės šefas, žmogus tikrai žinomas jums ir pažįstamas iš televizijos ekranų, tai yra Linas Samėnas, štai parodėme jį, ir šiaip aukštas žmogus, nepamirškime, kad jis taip pat yra tėtis, plačiau papasakos apie tai pats. Siūlau iš karto pagaminti pietus vaikam, kas yra labai paprasta, vaikai mėgsta visada blinelius. Blineliai visi 100% įsitikinęs žino, kad susideda iš kiaušinio, pieno, šiek tiek vandens, galima grietinėlės įpilti, miltų, gerų miltų. Ir įdaras tai vištiena, kas yra sveika, sūris, ką, sakykime, 50% vaikų mėgsta, morkos, kas yra labai sveika, obuolys sveika, moliūgų sėklos sveika ir salotos, jeigu įsiūlysit vaikui, yra sveika. Tai va tokie dalykai, pirmiausia, aišku, kepam blinus. Pabandyk supjaustyti tokiais šiaudeliais obuolį. Taip. Tiesiog pabandyk. Mes užmaišysim tešlą blynam. Tai labai paprasta. Tešla turėtų būti skista. Skista, kad pagaminti lietinius. Kas mėgsta tuos tokius storus, mažesnius bliniukus, tiesiog daugiau įdėkite miltų. Taip, kol Donatas valgo obuolius, aš maišau tešlą. Tešla labai paprasta. Jeigu norite labiau geltonesnių blynų, dėkite vietoj vieno cielo kiaušinio, dėkite 3. Jie bus šiek tiek geltonesni. Aišku, turguje, jeigu pasitikite pardavėjų, jūs galite nupirkti superinių kaimiškų kiaušinių. Užmaišėme tešlą. Dabar maišome salotas. Salotas, ar ne? Labai paprasta. Imam morkų, imam obuoliukų, imam citrinų sulčių. Taip. Ir viską čia. Viską čia, ne? Tiesiog taip. Imam morkų. Mikliais pirščiukais. Mikliais pirščiukais, ar ne? Kaip pianistai. Taip. Taip. Daug nedėk, kad tai vaikai. Daug užtenka, ar ne? Geriau morkų. Taip, geriau daug. Daug morkų, obuoliukų. Šiek tiek citrinos, aliejaus ir moliūgų sėklyčių. Ir viskas. Gali netgi daugiau. Ir taip, pakelk į orą šiek tiek tas salotas. Salotos jau užmaišytos. Taip, dabar atėjo laikas įdarui. Įdaras labai paprastas. Kuo mažiau produktų, tuo geriau. Kuo mažiau visokių prieskonių, nes vaikams nereikalingi tie dalykai. Ne? Druska, galima truputėlį pipiro, bet ir tai nebūtina. Štai baigėm kepti vištieną. Pasistengiau padaryti viską taip, kaip liepė Linas. Vištiena paruošta, toliau klausau instrukcijų. Turime įdarą, galite daugiau grietinėlės įpilti. Užlenkiam, padarom paketą, jį dar pabarstome iš viršaus. Taip, prieš dedant į orkaitę mes dabar turime dar šiek tiek likusios grietinėlės. Negi ją slėpsime šaldytuve, mes galime šiek tiek pagaminti padažo su sūriu. Turime dar kelias minutės iki iškepant blinelėms, todėl galim pasikalbėti su Linu. Linai, papasakok šiek tiek apie save. Aš esu girdėjęs, kad tu turi sūnų. Turiu 8 metų sūnų. Štai matote, kaip skaniai atrodo sūris įsilydęs, šiek tiek apskrudęs. Taigi patiekalai paruošti, palauksime, kol atvės ir duosime paragauti vaikams ir įvertinti. Ačiū Linui, ačiū, kad užsukai, ačiū, kad paruošei mums tokius skanius blinelius ir salotas. Su jumis susitiksime kitą šeštadienį. Iki.